Sveiki visi! Šiandien pakalbinsime 3 multimedijos ir kompiuterinio dizaino studentus, kurie sutiko atsakyti keletą klausimų tema mano studijų programa. Na, tuomet nieko nelaukia, prisistatykit. Aš esu Ignas, programuoju 9 kalbomis. Esu poliglotas, tačiau kalbu tik viena kalba. Aš taip pat esu Ignas, bet dizaineris. Dirbu programomis kaip Photoshopas, Illustratorius ir mano šūkis yra estetika. Dažniausiai dirbu After Effects, Premieru, filmuoju, fotkinu, montuoju. Beje, mano vardas Ignas. Dėkui pašnekovai. Ignai, sakyk, ar tau reikėjo kažkokio specifinio pasiruošimo stojant į šią specialybę? Ne, nereikėjo, nes kodinti mokina nuo pat pradžių. Ir taip viskas čia susijęs su IT sfera. Ir kaip sakoma, if noras exist, echo, you are okay. Mano manymu, čia ateina žmonės turintys meninį skonį, jaučiantys estetiką. Papildomo pasiruošimo čia nereikia, reikia jausti savo kryptį. Čia taipogi eina žmonės, kurie sugeba nulaikyti kamerą rankose, nebijo tiksliųjų mokslų. Didelio pasiruošimo čia nereikia. Reikia tiesiog domėjimasi naujose technologijose ir idėjų. Dėkui pašnekovai. Galbūt kiekvienas galėtumėt papasakoti, ką mokotės tiksliau ir ar viskas jums patinka? Mokėmės rašyti scenarijus, turėjom reklamos pagrindų, mokino mus montuoti, taipogi turėjom meninės raiškos kompoziciją, kas tiesiog mums tikrai padėjo suvokti kompoziciją ir dirbti su įvairiais projektais. Man asmeniškai patiko kūrybinis procesas, Photoshopo paskaitos, meninė raiška, piešimas. Man eilė. Ar man patinka tai, ką mokusi? Taip, man patinka tai, ką mokusi, kadangi tai reikalauja daug programavimo įgūdžių, kas man yra aktualu ir kas man patinka. Aišku, pačioje pradžiai buvo daug fundamentalių dalykų kaip matematika, fizika, tačiau, ką bepridursi, tai tik bazinių žinių statyba. Tiesa, norėčiau pridurti, kad mokytis ir kurti mus pastumėjo ir motyvavo mūsų naujosios appsų laboratorijos. Įdomu. Na, o ar dažnai naudojatės laboratorijos teikiamomis saviraiškos galimybėmis? Ar tai vienintelė tokia laboratorija? Na, aš asmeniškai nesinaudoju. Man labiau patinka dirbti savoje aplinkoje, tai yra su savo kompiuteriu, tačiau turiu kursiokų, grupokų, kurie pilnai naudojasi laboratorijos suteiktomis galimybėmis. Laboratorijos darbuotojai suteikia profesionalias kameras ir bei kitą reikalingą techniką. Kodėlgi ne? Na, šnekate labai plačiais kampais apie studijų programą, apie tai, ką mokotės ir rodos būsite visų galų meistrai. Tačiau ar galėtumėt papasakoti ką nors apie perspektyvas? Gal šiuo metu jau kažkas ir dirbate? Na, universitete išmokau dirbti Photoshopu, pradėjau daryti pirmus puslapio dizainus, gavau užsakymų, užsidirbu pinigų. Tai man taipogi dirbu įmonėje, neblogai uždirbu kaip programuotojas. Tai irgi nesiskundžiu savo specialybę ir labai džiaugiuosi, kad šitą mokinuosi studijuoju. Na, aš asmeniškai darbo dar kol kas neturiu, bet manau, baigęs studijas tikrai nepražūsiu. Apsispręsiu būti montuotoju ar būti fotografu. Viskas priklauso nuo manęs. Na ir pusiau rimtas klausimas. Vyrai, kaip manot, ši specialybė labiau vyriška ar moteriška? Iš asmeninės patirties galiu pasakyti taip, kad vietaras kiekvienas. Taip, sutinku, pas mus yra ir merginų programuotojų, kuriams puikiai sekasi. Tai nėra labai sunku, užtenka noro ir pastangų. Na, o man kas belieka pridurti 50-50. Ignai, matau atsinešei fotoaparatą. Kokį? Turiu Pentaxą. Man asmeniškai jo kol kas užtenka, bet jeigu reikia geresnės technikos, keliauju į laboratoriją. Kitas klausimas mūsų programuotojai. Tai kokį šiuo metu užsiemi? Šiuo metu darbuojuosi su keliomis web aplikacijomis, nesudėtingomis, aišku, viena yra sudėtingesnė, bet toliau nesigilinkime. Nepamirškime ir dizaino srities. Koksgi buvo vienas iš įdomiausių darbų ten? Labiausiai patiko galbūt portretų kūrimas, na ir šiaip visi darbai su Photoshopu. Ačiū pašnekovams, tai buvo viskas.
Mano nuomonė, dabar galima būtų teigti, kad multimedijos ir kompiuterinio dizaino studentai yra patys universaliausi studentai medijų srityje, galintys vietą rasti tiek programuotojo, tiek dizainerio, tiek video menininko bei kitose nišose.